Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki malonūs televizijos žiūrovai. Jūsų dėmesiu į laidą Anądien Šiauliuose. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie 10-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Tuo metu Šiauliai buvo išskirtinis Lietuvos muzikos ir televizijos centras. Labas vakaras, mėly vaikučiai. Atsiprašau, gerbėmieji televizijos žiūrovai. Vaikai tikriausiai jau miega, o jūs patogiai įsitaisėte prieš savo televizorius, kas krėslose, kas lovoje, o kas ir virtuvėje ant taburetės. Ir laukite, kuo mes jūs šį vakarą nustebinsime. Ši mūsų laida debiutas. Jūs pamatysite Šiaulių jaunimo televizijos studijos programą nuo penktadienio iki penktadienio. Kovo 24 dieną vyko rinkimai į miesto savivaldybę. Deja, iš mūsų remiamų kandidatų vienintelis Arvydas Kukanauza tapo tarybos deputatu. Mes sveikiname tave, Arvydai, ir tikimės, kad tu deramai atstovausi prarastąją kartą. Arvydai Kukanauza, kovai už Šiaulių jaunimo reikalus, būk pasiryžęs! Po kelių dienų miesto vykdomajame komitete 56 išrinktiems deputatams buvo įteikti laikini deputatų pažymėjimai. Na, o balandžio 4 dieną įvyko naujosios miesto liaudės deputatų tarybos pirmoji sesija. Ta pačią dieną, 18 valandą, Šiaulių miesto liaudės deputatų tarybos deputatai ir LPS Šiaulių miesto taryba sukvietė šiauliečius į Saulės laikrodžio aikštę, pareikšti savo nuomonę dėl Michailo Gorbačiovo kreipimosi į lietuvių tautą. Mitinge kalbėjo naujai išrinktas miesto tarybos pirmininkas, įvairių partijų atstovai, svečiai iš SSSR. Dėmesio, sensacija. Dar ne visi šiauliečiai pakluso TSRS prezidento įsakymui atiduoti ginklus vidaus reikalų ministerijos apsaugai. Mūsų spec korespondentas nepastebėtas prislingo ir užfiksavo video juostoje šią haubicą, tuo metu, kai keitėsi jos apsauga. Šios haubicos dislokavimo vieta redakcijai žinoma. Vėl atostogos. Kaligula 3. Pafilmuok dėl to, kad čia nieko nėra. Tokia. Ir štai penisininkų laida nuo penktadienio iki penktadienio svečiuojasi mūsų miesto gražiausioje dalyje, tai yra Brodvėjuje. Šalia Brodvėjaus mes pamatome šios gražius ir jaunus vyrukus, kurie valgo šios raudonus ledus. Vyrai, galite pasakyti mums laidai nuo penktadienio iki penktadienio, ar jūs nebijote valgyti raudonų ledų? Ne. Jums nei su kuom tie ledai nesiasocijuojasi? O kaip jūs žiūrite į geltonus, žalius ledus? Nežinau, tas pats. Tas pats, taip. O taip, būdami tokio amžiaus, jums patiems labai patinka spalvoti ledai, ar ne? Visi ledai patinka. Bet geriau, kad jie būtų spalvingesni, taip? Taip. Taigi norėtumėm pasveikinti Šiaulių pieno kombinato darbuotojus
linkusius per šventes gaminti spalvotus ledus. Tai gyvuoja multiplikaciniai ledai. Šiauliai. Žmonės miega, 3:30 ryto, didžiulis kiemas, aplink namai 5 aukštų ir kieme pasigirsta riksmas. Žmonės! Užsidega 1 aukšto langai. Žmonės! Užsidega 2 ir 3. Žmonės! Užsidega 4 ir 5. Žmonės, kas yra? Žmonės! Kodėl nemiegat? O dabar dėmesio. Mūsų studijos nauja paslauga. Priimame užsakymus muzikiniams video pageidavimams, sveikinimams, linkėjimams. Kaina 30 rublių. Priimami užsakymai iš įmonių, organizacijų, kolūkių, pavienių ūkininkų bei kooperatyvų reklamoms. Kainų sutartinės, bet prieinamos. Atsiskaityti galima tiek grinais, tiek pervedimu. Mūsų adresas. Teperir, Šiaulio Kapnaujorks, Veini mūra. Tik veins mūrs be pagalioka. Čia šiaip. O iš tikrųjų, jau ir iki Šiaulių atsirito žemaitiško ekstremizmo banga, keičiant lietuviškus pavadinimus žemaitiškais. Kuomgi nepatikom? Aš buvau vienas iš tokių, iš Šiaulių video piratų. Aš turėjau video nenuomą, o priimdavom užsakymus buvusiai plokštelių parduotuviai Šiauliuose įrašinėti video filmus. Ir būdavo ateina žmogus, ten paprašo, aš turiu kasetę tokį ir tokį, o filmai yra ilgesni, gal tu gali kažką iškirpti. Kas sėdėdavo namuose, kas jam įdomu, iškirpi, paskui žiūriu, kad galim visai sujungti, kad žmonės, kaip net nepastebėdavo, kad iškirpta. Ir buvau jau tokią trankelę atmušęs ant tokių iškirpimų. Ir kada prasidėjo televizija, plus turėjau, tais laikais importinę aparatūrą. Ir kažkaip kaip Remis pradėjo, tai jam pasiūlė Mockus greičiausiai, net nežinau tos pačios prieš istorijos, sakykime, savaitės bėgė, kas įvyko. Bet pas mane, kadangi žinojau, kad aš turiu aparatūrą, tai gal norėjau Saulių prisijungti, nes buvom geri draugai. Ir buvom aš, Kastytis, Remis ir Religija, 4. Pradėjom televiziją ir atsirado nuo penktadienio iki penktadienio ir mes priklausėme gal 1 laidą, gal 2, gal 3, priklausėm Komjaunimo komitetui. Iniciatorius buvo Arvydas Mockus tos. Gal aš manau, kad suprato vis tiek, kad niekas už dyką nedaroma. Aš tam galvočiau, kad reikia čia mokėti ir kažkokią algą, transliaciją. Ir greičiausiai Aurelijus Silkinis, tuo metu Roko klubo prezidentas, pasiūlė, nežinau kaip, ar perpirko, ar atidavė mus kaip daiktus visą aparatūrą Aurelijui. Ir mes ten pradėjom priklausyti Roko klubui. Bet viskas vyko pas mane namuose virtuviai. Kiekvieną ketvirtadienį susirinkdavom, reiškia jau montažai. Mama, penktadienį susirinkdavom. Nes penktadienį vakare būdavo laidos po Lietuvos televizijos. Tai reiškia 23 valandą, gal netgi ir 12 valandą nakties, dabar bijau pasakyti, bet vėlai. Ir mama mano valgyt padarydavo tokia, būdavo šeiminė televizija. Mes čia valgom, pamontuojam, pavalgom, parūkom savo. Taip ir buvo. O
O jau kaip paskiau, dar negi taip, kad tos televizija buvo, kad mes negalėjom transliuoti tiesiai signalą. Tai reiškia, buvom gavę iš televizorių gamyklos kamerą, priešais kamerą statydom televizorių, šitą kamerą filmuodavo televizorių ir vaizdą pertikdavo į eterį jau. Ir kada jau, gal po kokių metų, po 2, jau turėjome pultą, kuris galėjo tiesiogiai transliuoti ir tada televizija. Matau, įvyko sausio įvykiai ir kažkaip tais, matau, kad nutrūko ta transliacija po Lietuvos televizijos. Gerai, jūs buvote pirmieji, sakykime, tas sąstatas pirmasis tų televizininkų. Taip. Kokios pareigos buvo jūsų, kur išvardinai kolegas? Taip, reiškia, aš montuodavau, būdavau, kaip čia vadintos, režisierius, video, nežinau, pasme montažas, Remis būdavo gal daugiau, kur išnekindavo Kastytis, kuris filmuodavo, o Eligija, kuri pranešinėdavo. Tai va tokios buvo pareigos. O šiaip kad tokių grinai, kad tu esi ta nebuvo. Vis tiek darėm viską bendrai, bet pagrindas buvo tą, ką išvardėjau. Tai bokštą tu važiuodavai transliuoti? Bokštą važiuodavau aš, Kastytis, nes jis turėjo mašiną ir mes važiuodavom naktį į bokštą, į Bubius transliuoti. Taip, nes Kastis buvo vienintelis mašiną turėjo. Televizija, kaip jūs vertinate lambadą? Sunku pasakyti. Savotiška labai. O kaip jūs vertinate medų, kaip muziką? Gera muzika. Kaip kam? Vakarais klausotės? Medaus ne. O ką klausotės? Pagal nuotaiką. Ačiū. Vaikai, užduodam jums klausimą, Šiaulių jaunimo televizija. Kaip jums patinka lambada? Man gerai. Mėgsti šokti? Aha. O mokykloje šoki? Šoku. O tu? Retai. Retai. O kaip patinka medus? Ne per saldus. O tau? Man su pienu, su bulka. Kaip jums patinka lambada? Labai patinka, pasižiūrėti įdomu. O šokti? Šokti tai jau nebe tas amžius? Gyvas šoka tik tai. O kaip patinka medus? Šiaip sau. O dainos medaus? Nelabai. Per daug lengvos? Turbūt. Ir saldžios? Nu turbūt. Dėkojam. Labadiena. Atsiprašau, Šiaulių televizija. Šiaulių jaunimo televizija. Kaip jums patinka lambada? Patinka. Kaip šokis ir kaip muzika? Muzika. O šokis? Nu, šokis irgi nieko, bet... O kaip jums patinka medus? Medus irgi patinka. Kurios dainos labiausiai? Nu, žinot, kad nepasakyčiau, kad man visos gražios dainos medus. Aišku, dėkui labai. O jums kaip? Nu, ką aš galiu pasakyti. Lambada patinka, kai muzika, šokis man nepatinka. Nu, medus tai patinka. Dėkojam labai. Gerai, kalbame su kompozitorių sąjungos nariu Eduardu Balčyčiu. Jūsų nuomonė, kaip jūs vertintumėte šokį lambadą? Kaip dainą ir kaip šokį? Nu, matyt, kaip ir visi populiariausios muzikos kūriniai nauji, visuomet jie paplinta. Ir man pats šokis ir jo muzika jau bent tame atlikime, kur yra, reiškia, pasklidęs, visai priimtina yra. Na, o kas liečia šokių judesius, matyt, jaunimui, ypač tam mažesniajam jaunimui, matyt, visai priimtina yra. Tik tiek, kad jeigu vien tik to užsiimtum, sakykime, tai galbūt ir negerai. Vis tiek aš esu tos nuomonės, kad galima viską imtis iš pasaulio, bet pirmiausia reikia pajusti savo tautos dvasią, savo kultūrą gerai pažinti, o tie, kas nepažinė savo kultūros, tai gali nuklysti visiškai ir mūsų tautai gali būti neįtin naudinga viskas. O šiaip aš už viską, už visokius stilius, už viską, kas pas mus plinta. Tik viena sąlyga – kokybė.
Ir jeigu mes, sakykime, girdim užsienio muziką, ji dažniausiai yra šiaip ar taip, greta visų judesių, greta ir visokios kitokių dalykų ir aprangos, ji visada yra meniškai kokybiška. Tai aš už tokią muziką. Tačiau, vėl kita vertus, absoliučiai importuoti kultūros neina. Norim paklausti Biksų vado, kaip jam patinka lambada? Labai patinka. O ar šokti moki? Nu kaip, žinai, žiūrint kaip. Mes turim kitą šokį, lebamba. Panašu į lambadą. Gerai.
o mūsų super spec korespondentas numeris 007 su indeksu N nesnaudžia ir vieną po kito atranda slepiamus nuo valdžios ginklus. Jūsų dėmesiui alebarda, kurios inventariaus numeris, jau nutrintas. Mūsų jaunas kolektyvas ieško sponsorių, nes kol kas televizija mūsų miesto biudžeto neišlaikoma. O finansai, kaip žinote, bet kokios veiklos variklis ir garantas. Turint galvoje, kad mieste yra milijonierių, nežinančių, kur dėti pinigus, teikime jiems pasiūlymą. Mestelkit ir mums kokį kasnelį. Dėkojame. Iš anksto dėkojame. Kuo? O žemaičių teroristai vis siautėja. Neoficialiais duomenimis jie tęsia savo akciją šalin į raidę iš Šiaulių pavadinimo. Ką veikia mūsų milicija? Tad nenustebkite, jeigu jų pavadinimas sutrumpės iki MLCJA. Atgimimą skaitau, o už lango gamyklos rūksta dieną ir naktį, pilkais kaminais ir planus su kaupu, šaunį vykdo ir įvykdys, duobkasiai proletarai, veidai sodinai. Krauliu. Atgimimą skaitau, o už lango kareiviai nasižengia kažkur, pašaukti pareigos, o paskui sumyžaliais sugrįžta pareina arba padeda galvas kare dėl taikos. Remba! Atgimimą skaitau ir parinęs galvoju, kad kasdieną gyvens ir geriau ir smagiau, kad ne veltui už Lietuvą tokią kovojau ir ne veltui į Sibirą žmonės vežiau. Atgimimą skaitau, atgimimą skaitau, atgimimą skaitau, atgimimą skaitau. Svečiuose jaunimo dramos studijoje Helijas ir bandymas atsakyti į klausimą, ar mylime lietuvišką lambadą medų. Programoje muzika, muzika, muzika ir reklama. Pokštų gal nebus. Na, o po laidos jūs matysite Rick Rosenthal meninį filmą Bad Boys – blogi berniukai. Bet šiaip tai, aišku, tais laikais vis tiek dar nebuvo to užsienio filmų, sakykime. Aš manau, kad vis tiek didžioji dalis tų žiūrovų nuo penktadienio iki penktadienio laukdavo to kino filmo, kuris bus po mūsų programos. Dabar, kaip galvoju, mes nebuvom nei vienas iš tikrųjų žurnalistas. Gal to trūko.
Tik tai, kad tais laikais, visi pripratę buvo prie to standartinės televizijos tokios, o mes galėjom sau leisti gal truputį daugiau nei Lietuvos televizija. Ir pašmaikštauti, ir pašnekėti, ir visokių, kai sakoma, špūsų pakrėsti. Buvom gal laisvesni. O šiaip tai atsiliepimai, manau, kad geri buvo. Aš neatsimenu. Išleidom kelias laidas. Tiksliau, pradžioj mes kažkaip išleidom ar vieną, ar dvi laidas. Padėjo televizorių gamyklą padaryti eterį. Ričardas Kazlauskas, LNK technikos direktorius, buvo toj pačioj komandoje irgi. Silkinis sako, davai aš pašnekėsiu, kad jiem vargo nebūtų, jūs ateikit pas mane. Pereikit į roko klubą ir darom teliką. Mes sakom, mums tai tas pats, kur dirbti. Juolab, kad jau ten ir tos komjaunimo dienos buvo, jau baiginėjęs jas nuo 86, manau, metų. Nes visi suprato, kad tas pardavimai visi, jie įtakos kažkaip visą politiką ir ta politika bus užmiršta kaip supuvusi ir panašiai. Be to mes, buvom jau kažkaip tokie, visai kitokie, žinai, žmonės. Ir ką mes vieną gražią dieną sėdami boso Kastyčio Stumbrio mašiną ir dviesi išvažiavome į Vilnių įkūrinėti televizijos. Aš atsimenu, mes turėjome atspausdintą su rašomąja mašinėlė raštą su firmos antspaudu ir nuvažiavom į Jogailos gatvę, ten prie Respublikos spaustuvės. Ten buvo kažkoks vienas kabinetukas ir tam kabinetuke užėjom ir už 5 minučių išėjom, gavom pirmąjį pažymėjimą nepriklausomos televizijos Lietuvoje. Pirmoji nepriklausoma televizija Lietuvoje, numeris 1 buvo Tango TV. Ir vadinasi Tango TV. Taip. Ne, aš sugalvojau. Aš sugalvojau daug visokių dalykų, bet šito aš nesugalvojau. Gal taip Aurelijui patiko labai tas pavadinimas. Nesvarbu. Muzika ir pokštai prieš miegą nepakenks. Linksmai ir ne visai apie muziką ir muzikantus laidoje Tangomanija. Žiūrėkit ketvirtadienį po vakaro žinių, jeigu dar nemiegosit Tangomanija. Labas vakaras, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien Tangomanijoje svečiuojasi grupė Sel, dalis Sel iš Vilniaus. Žodžiu, menedžeris Saulius Ventickas ir Egidijus. Valio. Prisistatyk, nors pasakyk žmonėms. Labas vakaras. Malonu. Žodžiu, pirmas klausimas grupiai. Sakykit, kada grupė sumanė susikurti ir kas dabar yra grupės sąstate? Kokie asmenys? Grupė susikūrė, jau senai, jau gal prieš 5 mėnesius. Tai susikūrė, paskui buvo toks geras sąstatas, bet vienas narys, jis panoro būti fermeriu ir išvažiavo kažkur, nežinau, išvažiavo karvės augint ir mes kitą pasikvietėm, krepšininkais, toks ilgas labai, Mantas jo vardas, ir dabar grojam dabar jau, repą Lietuvoje propaguojam. O tai repas tas Lietuvoje yra antiek populiarus, kad, reiškia, be pompos ir be jūsų daugiau nėra, ar dar yra kokios nors grupės? O gal ir aš tai nežinau, aš tai šiaip negirdėjau, gal. Sauliau, ar sunku tau menedžeriauti tokiom dviejom grupėm, Pompai ir Sel? Tai nėra labai lengva, nes tokie, kaip sakoma, višbalai, kaip šitas žmogus. Ir be abejo pati Pompa nėra labai lengvas kolektyvas, nors šiaip su jais yra lengva dirbti, nes jie yra tikrai savo darbo profesionalai. Labai gerai viskas, aš nesigailiu. O ten incidentai su policijos pareigūnais, su kitais asmenimis, pavieniais? Tai man tik tai nauda yra kontaktai su visuomenės atstovės ir taip toliau, labai gražu. Buvo vienas labai nesenai, čia buvo Pompos balius.
kuris vyko Studija Plius Vilniui. Ir aš neradau tualeto ir jau prie kažkokio namo. Pribėgo milicininkas, policininkas ir 2 kartus su bananu per nugarą davė. Ne už ką. Va, tai ačiū. Na ir galų gale televizija ir muzika susijungė vaizdo klipų kūrimo formate. Šiauliai buvo vaizdo klipų kūrimo sostinė. Šiauliuose buvo autoriai, kurie kūrė klipus didžiausiams Lietuvos muzikos žvaigždėms. Pasibels lietus į gatvės grindinį, kai pasibels lietus į tavo širdį. Sukūlė palikryčia mandolina, kaimo mergelė nebešypykės liūdėna. Onti sukūlė palikryčia mandolina, hei mandolina. Grįžtant nelauki manęs, noriu pavaikščioti gatvėm. Miestas palydi keistom, laiko išderintom frazėm. Aš jį labai mylėjau, manim jis netikėjo. Kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko. Man meilė tik žaidimas, toks mano likimas.
Žodžiu, dabar jūs girdite tai, dėl ko Romas labai pavargo vakar ir jam galvas skaudėjo. Tik mes to neįrašėm. Ir Povilas tikrai atvažiavo prieš porą minučių. Bet mes turim jau į eterį ir su juo interviu bus sekančiai laidoj. Mes jūs dabar taip suintriguojam. Žiūrėkit Tangomaniją kitą trečiadienį. O dabar filmas apie pirmąjį Bitlų vizitą Amerikoje. Čiau. Šypsojais? Aš nežinau, pasi paklausiu. Šypsojos? Labai. Ne, viskas tvarkoj. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.